Pasistatėm kemperį savo tokiai parkavimo vietoj. 20 eurų be elektros, 5 eurai už elektrą. Tai žodžiu, čia stovim 5 km nuo Palermo centro. Kadangi Uberis kainuoja 16 eurų, tai nusprendėm važiuoti su autobusu. Paros bilietas 3,50 € žmogui. Tai dabar laukiam. Mes važiavom su Nerijum autobusu ir nežinojom, kad reikia paspausti mygtuką ir tik tada sustoja. Tai mus nuvežė 2 km toliau, negu mes norėjom. Ir dabar einam per tokį tipo parką jų ir parodysim, kaip tas parkas atrodo. Nu, blemba, hebra vis tik nesusitvarko jį. O Dieve, čia prabrist reikės. Ko ne Irakas? Kokio grožio miestas. Aš aišku, dar čia labai mažai vaikštau. Čia jau meilė įvyko. Wow. Paskaičiau Palermo istoriją. Tai tikrai įspūdinga ir yra palikę daug istorinių objektų. Tai žodžiu, aš manau, mes čia kokias 3 dienas būsim ir visko džiaugsimės. Ir štai teatras, kur vyko viena iš paskutinio Krikštatėvio scenų. Ant šitų laiptų mirė jo duktė. Ir iš tikrųjų atrodo šitą teatro pastatas labai įspūdingai. Mes važiuojam su kemperiu per Palermo senamiestį. Nerijus sako blet, tai jau reiškia atvažiavom. Atvažiavom reiškia. Reiks apsisukti. Blet, aš man atrodo, čia negaliu čia plytą. O šitas blet stovi čia. Suleid, tu turėjau lipti. Tai gerai lipau, kad kur daryti. Žodžiu, apsisukti nepavyko, tai važiuojam toliau į senamiestį. Viskas gerai pas mane. Viskas gerai. 15 comų nuo bordiūro. Tai mes čia per abu langus reguliuojam. O šiaip italai nenervininkai, jie nepypina, taip ganėtinai ramiai reaguoja, kad mes kokį ir kamštį padarom. Nerijus labiau jaudinasi, kad kamštį padaro negu italai. Kad jiem reikia kamštį stovėti. Tai aš visada sakau, jeigu tokie įvažiavo, nu tai reiškia ir mes pravažiuosim. Tai kad nebepravažiuoja. Tai važiuoja. Tik aišku, tokiam važiavimui reikia įgūdžio. Jeigu jūs išsinuomosit kemperį, tai geriau nevažiuokit iš karto į senamiesčius Italijos. Labai mes prašom. Takelis. Va, kam reikia, tas apsilenkia pėsčiųjų takais, tai čia viskas. O tas pravažiavo krovininiais priekį? Pravažiavo? O aš čia stebiu per langą. Nebereikalas šitas langas skirtas yra. Palauk, Nerijau, čia yra dar balkonai. Važiuok, viskas okei. Va taip va dar yra. O galime kažką nusipirkti, jeigu reikia iš karto iš kemperio. Čia vyksta prekyba. Meno kūrinių gal jums iš kemperio reikia. Už mūsų autobusas atvažiuoja. Autobusas? Autobusas! Jie pripratę. Jie plentas. Išvažiavom. Nu va, man atrodo baigės mūsų sunkieji keliai. Nerijau, aš skaniai valgai Sicilijoje. Labai skaniai valgo, labai pavojinga, čia labai skaniai duoda. Atėjom pavalgyti Italian street food. Einu parodyti, kaip viskas atrodo. Užkandukai šitie lėkštė 5 eurai. Ten toliau žuvytė. Ten toliau pardavinėja žarnokus, nežinau kokių gyvūnų. Nerijus nori pirkti, bet paskui persigalvoja. Ten yra sulčių ir spricų skyrius. Spricas daro su natūraliom sultim. Žodžiu, tikrai alkani mes čia neliksim. Austrės čia po 3 eurus, spricai po 4,5. Ir jau biškį prisisakei maistuko. Tai tu užsisakei, aš paėmiau. Visada aš kalta. Pavalgau. Ar skanu? Atėjom į gražiausią pasaulyje koplyčią.
Čia karalius Sicilijos pas save 12 amžiuje pasidarė. Čia aišku vyksta dar rekonstrukcijos. Čia yra auksas, mozaikos. Nu šiaip tai italai ant religinių dalykų tai nesismulkina nors tu ką. Brangioji, aš rimtą pareiškimą noriu pasakyti, o tu čia nugarą atsukus. Gerai, atsisuk ir tu. Noriu pasakyti, kad mes niekur nesijautėm taip saugiai kaip Sicilijoje ir Norvegijoje, bent jau aš. Ir susitikom su tokiu vienu mafijos atstovu, sako, jūs mums labai svarbus, nes jūs atvežat mūsų restoranam pinigų, o restoranų savininkai tai esam mes. Tai vienu žodžiu, važiuokite ir tikrai nustebsit dėl saugumo. Mums tai labai saugu buvo, patiko. Nusipirkom kilogramą krevečių už 11 eurų talį. Mano brangioji čia jau česnakėlį čirškina, jau bus gerai. Brangioji? Jo. Nori? Labai noriu. Mūsų prašė parodyti, kaip atrodo kemperis iš vidaus. Tu sudedu krevetės ir galėsim padaryti turą, neriau tu pasako. Gerai. Tau svarbu. Man svarbu, kad Karolina valgytų rytų tą ir daro. Labai skaniai. Viską gauni, ką nori. Tai turim stalčius. 3. Labai svarbu, kai išvažiuojat užsispausti. Turim orkaitę, kurie labai vertinu ir kuri man labai patinka. Tada krūvas spintučių. Mes čia rodom buiteką, kaip yra, negražinam, nieko netvarkom. Šaldytuvą didelį turim. Ta butelį ištraukėm, kur negalim rodyti. Ne, aš įpilsiu šaldymo kamerą. Tuščia. Kadangi kelionė eina pabaigą. Bet tikrai užteko šaldytuvo. Kaip mes čia 2-3 dienas prisikraudavau maistą. Antresolis. Nu čia antresolį mes kaip sandėliuką naudojam. Brangiausius daiktus čia sudėtam, kad nepavogtų vagėjų. Paslėpia. Tai čia jeigu 4-3 važiuosim bus papildoma lova. Turim čia šituos daiktus. Čia yra tokia užsidėt. Čia taip pat mano batai gal biškai taip negražiai, bet yra kaip yra. Čia taip. Šiaip mano akim žiūrint labai pasitvirtino Sonikas, kadangi mes mėnesį keliavom, buvo dienų uraganas, kai mes realiai 9% praleisdavom kemperį ir čia vienas galėjo dirbti, kitas ten, kalbėtis telefonais ir viens kitam netrukdyti. Tada, kadangi aš einu anksčiau miegoti, tai man labai pasitvirtino 2 kambariai. Čia duris užsidaro ir čia duris užsidaro. Tai realiai man nei šviesa netrukdydavo, nei nerėjaus triukšmas, nes netriukšmavo. Tai va, man dušas labai fainas. Dušas. Gražus toksai. Jo, man tai užteko, jie nežinau kaip tu, nu ir va, dublikas. Čia spintutė, dalis jau mano kosmetikos sudėta iškeliavimą, bet va tiek. Čia dar turim. Ir čia dar. O tu našukas palikai? Ne, nepaliksiu. Palik, prašau. Aš blebusiu tai taip, feną pasiėmėjai. Nu, tos šukos čia Nu, man. tavo, tai kaip aš eisiu tas susitikimus? Tu turėsi mokymus, nu palik, namuose kad turi. Čia spinta. Išvažiuoji tai. Jo. Man irgi faina, nors čia, na, aišku, kaip visada rūbų turėjom daugiau negu reikia, nors mes nežinojom, koks oras bus. Ir čia dar laikymo vieta, čia nešvarius rūbus laikom. Čia dar laikymo vieta. Ir čia lova plastiklatinė. Išsideda čižinukas. Kas tau Italijai patiko? Nu, man Sicilija yra mano meilė. Citrina 70 centų. Tai gal sėdam papasakosim plačiau. Na gerai, sėdam. Mėnuo Sicilija. Man padarė įspūdį etnos ugnikelis, kai užvažiavo, bet būtent toks vėjas stiprus, kad pas manęs pro akumuliatoriaus angą ėjo šaltis, ten toks stiprus vėjas, tiek daug dujų išdeginam. Kaip ir vis tiek buvo šilta, bet siubavo tai taip. Ir dar uraganą išgyvenom, kuris čia Sicilija nusiaubė, tai irgi didžiulis buvo vėjas, daug lietaus. Tai žinokit, Hebra, kai važiuojate į uraganą, į kemperį nakčiai visą laiką padarykite taip, kad priekiu būtų. Ir uždarykit visas ventiliacijos angas, nes labai šaltis eis. Arba nugarą, bet tai tada nugarą, kai bus tai jumis pūs, tai geriau priekiu statykit. Labai kainos, tikrai pigesnis negu Lietuvoje. Čia yra unikalu. Vynas 5 eurai, perolis 3 eurai, Krevetės 12. apelsinai po eurą, po 1,5. Jo, tai aš išleidau mažiau negu šiaip būčiau Lietuvoje. Ta mėnesį praleidus, plus šiltai, plus saulė, plus grynas oras. Ir dabar mes esame tokia energinga, tvaram dirbti, jau belia kaip jau norisi. Jo, tikrai taip. Man labai tokios geros atostogos ir relaksingos. Jo, ir jos yra tokios pažintinės. Mes važiavom, pažįstam, susipažinom su vienais, su kitais, su trečiais, su penktais. Tas vandens mėlis ir tie kalnai ir tas maistas. Mes stovim 3-4 kempinguose buvom, tai kempingai kainuodavo po 20 eurų. Viskas. Šiaip labai daug nemokamų vietų, geriausių vietų su geriausiais vaizdais. Nu, Sicilija yra labai draugiška kempinga. Ką aš blogai padariau, ką aš pamiršau leverius, dėl to pastovi kemperis. Taip stovėdavo, taip gaudavau
pagiriamųjų žodžių apie tai. Tai va, tai tą blogai padariau. Bet ir vandens pasipildyti irgi visur radom ir turi įsipildyti. Visur, čia jokių problemų. Ir dujas irgi pasipildėm labai gerai. Maistas tikrai geriau, žengiai geriau negu Lietuvoje. Žuvis, krevetės, jūros gerybės, o Jėzau, picos. Tai žinokit, reikia važiuoti čia. Reikia čia gyventi važiuoti. Ir važiuoti. Kaip mūsų krevetės brangioji? Viskas. Viskas. Tai skanaus visiems. Iki. Ačiū, kad žiūri. Na, paspauskit laiką, subscribe, jeigu draugų turit, pasidalinkit. Būkit žmonės, mes taip mažai tų followerių. Mes taip stengiamės. Išleidau Karolina, viskas. Išskris Karolina. O aš ką vienas dabar jau keliausiu. Dabar Neapolis stotelė, paskui ten Lenkijos stotelė ir Vilnių. 3000 km. Tai ką, liūdna, na, bet važiuojame.